tos knygutės, kurie yra, žinai, ką žmonės dirba visą dieną, žinai, tai ką ūkininkai dirba visą dieną. Nieka, tai ką ūkininkai, nieka jie nedirba, pinigus skaičiuoja tik tai. Andrius visą laiką sako, žinai, susiplanuokim, va čia dieną, va čia taip, ne dieną, iš pradžių jisai sako, susiplanuokim laukus, paskiau susiplanuokim dieną, susiplanuokim valandas ir čia visą tą, bet ūkį toksai yra dalykas, tu planuok neplanavęs, bet gyvenimas dažniausiai ištinka. Tai kai dirbdavai ten kažkur kitur, tai toksai įeini į rutiną ir toj rutinai užsisukė. O čia tai, nežinau, čia turbūt neįmanoma kažkokia rutina, nes čia vis kažkas įtinka. Tai karvė kokia pabėga, tai užliejo kokį šiltnamį vanduo, tai dėl kokia nesąmonė, amžinai čia kažkas tai atsitinka. Tai kažkokį ten projektą sugrybauja. Nu, vienu žodžiu, visokių čia nuotykių yra. Realiai tai, kai ūkininkauji, tai smagu, kad viskas yra su prasme. Tai čia va toks va yra pas mus stovi. Jaunystės nesąmonė, tas zilas toksai. Nusiperki galvoji, čia važinėsi po dumblynus visokio, žinai. Bet tai pagalvoji kažkokia nesąmonė, kokia ten prasme važiuoti kažkokią pelkę, ten laužyti tą mašiną. O čia važiuoji, žinai, su traktoriu ir įkrenti. Nu, reikia išvažiuoti paskui su reikalu, nes supjauni ten žolę ar kažką, tai nu, čia būna visokių nuotykių. Nu, čia kaip žinai, berniukam tai va reikalai yra ten pasukioti. Nuo vaikystės toli nenurėdi. Tik tai pavaizduoji čia saugęs labai, žinai, čia rimti reikalai, bet realiai lygiai tas pats, kas smėlė dėžiai. Tik tai įsivaizdavimas kitoks apie save. Jaučiu, kad nesaugomės iš viso, niekada. Moteris tik tokios rimtos visada, žinai, vaikšta ten. Tragedijos visur, žinai, visur kiekvienam kampe, mums tai atsipūtinas. O čia viskas vyksta chaotiškai, nieko neįmanoma susiplanuoti. Tai va, tam ūkį tai gali tiek nesąmonį prisigalvoti. Tai kai mes čia prisigalvojam, tai paskui nežinau, iš kurio galo griebti. Projektą ant projektą, projektą ant projektą. Vienu žodžiu, sugalvoji 10 projektų, nu tai vieną padarai. Bet jeigu vieną sugalvosi, tai ne vieną nepadarysi. Bet jeigu tikrai taip nuosekliai, truputį kažkiek galima pasidėlioti. Bet mūsų diena, nu, tokia yra įdomi. Rytą atsikeli, atsisėdi į traktorių ir vaizduoji, kad dirbi. Tai taip ūkininkai ir gyvena, nes čia nėra ką dirbti visai. Ir didžiausia dienos dalį mums atsiema daržai. O vasara, pavasaris, tai čia praeina kaip vieną dieną. Bigom. Nu, bet tai visas gyvenimas tai praeina. Kažkaip tai reikia čia viską sulėtinti. Žmonės kažkaip viską per daug jaučiu nori, ne? Reikia kažkaip mokėti pasidžiaugti. Kas čia vyksta, ką čia darom. Bet tinkim lemba reikia varyti. Geriausia tai yra daugiausia darbų, tai žiemą. Atsiai guli savo ir nieko nereikia. Pečių pakorenė, ant pečiaus guli savo. Ir tada daugiausia darbo, nes reikia galvoti, kaip kiti metai bus. Tai labiausiai žiemos laukiam.